patį? Aš esu Ramūnas Mendelis, gimęs 1987 gruodžio 10 dieną Šiluvos seniūnijos Dumbulės kaime. So I am Ramūnas and I was born not in Šiauliai, I was born in Šiluva. And I was born in 1987. 1987. Šiuo metu If you can. 89 metais persikėliau gyventi į Šiaulių rajone esantį Viekvečių kaimą, kur iki dabar ir tenai gyvenu. In 1989, I moved in a village near Šiauliai, and I live there since then. Esu Lietuvos aklųjų silpnaregių sąjungos narys, nes 87 metų pabaigoje, kai dar buvau 8 mėnesių, susirgau sunkiai ir gydytojam laiku nediagnozavus ligos, ištiko tokios pasekmės, kad liko labai nedidelis regos likutis. In 1987, when I was only 8 months old, doctors didn't diagnose my illness as they should. So, as a result, I had just a little bit of blindness of visibility left in my eyes, and I recently became a member of blind association. Tuo metu, gyvendamas tome pačiame kaime, pradėjau lankyti Kurtuvėnų pagrindinę mokyklą, kurią baigiau 2005 metais. Then I started going into school in Kurtuvėnai, and I finished my school in 2005. Būdamas jau 14 metų, pradėjau žiūrėti į gyvenimą truputėlį kitaip, nors tuo laiku išsiskyriau iš tradicinių jaunuolių pažiūrų ir man labai rūpėjo, kaip sukurti savo verslą ir nedirbti kiekvieną dieną už tam tikrą atlyginimą. Well, then I was 14 years old. I was distinguished from other students like me. I was different, and then I started to thinking how to start my own business, because I didn't want to work each day the same thing and get the same salary. So I wanted to do something for myself. Būdamas aktyvus mokykloje, labai stipriai dalyvavau mokyklos gyvenime, bendruomenės gyvenime ir visuomet norėjau dalyvauti renginiuose, man labai patiko dainuoti, groti, net šokau vienu metu ir, kaip pasakyti, labai patiko veikla. Ir štai čia ant stalo yra segtuvas veiklos, kuri prasidėjo nuo pat mano vaikystės ir iki dabar, bet taupydamas laiką nekalbėsiu apie kiekvieną atskirai gautą tai padėką ar apdovanojimą. Galite pasižiūrėti, pasiūsime per rankas leisti. I will talk about this. So, when I was in school, I was very active and I wanted to participate in as much activities as possible. I even started singing, playing, and what was the challenge for me, I started dancing even. And in the school, because I was very active, I had a lot of diplomas and thank you notes from different activities. And in this thing, you can see all of my diplomas. Besimokydamas pagrindinę mokyklą, įstojau į Bubių mokyklos Kuršėnų muzikos meno filialą, akordeono specialybę ir su diplomu ją baigiau akordeono mėgėjų programą. So, when I was in school, I started going into the other school as well, which was oriented in music, and I had
and I finished the school with a diploma with accordion, this musical instrument I Besimokant pagrindinėje mokykloje, taip ir gražiai keliavau per savo gyvenimą organizuodamas kažką darydamas dėl kitų žmonių, nes man buvo labai atrasti svarbu gyvenime savo pašaukimą. Nes jeigu mes atrastume gyvenime kiekvieną savo pašaukimą, būtų lengviau gyventi, įsikelti tikslus ir spręsti susijusias problemas su gyvenimu. In school I was more oriented into others, not in myself, and I tried to do activities, some things that would help others, not myself. And the main thing that I wanted to find out in the school was really the aim of my life, what I want to do with it, and what is the basic point of my life. Po to įstojau į, kaip pasakyti, atsiprašau, neįstojau, o pradėjau mokytis Šaukėnų Vlado Putvio-Putvinskio vidurinėje mokykloje Kelmės rajone ir tuo metu įstojau į saksofono specialybę, kurią Kelmės muzikos filiale taip pat baigiau saksofono diplomu. So I had different schools from small time, because that was the education system in Lithuania for that time. And when I finished accordion, I thought that it's not enough for me. I want more. So I started the other program, which was playing the saxophone. Vidurinė mokykla buvau aktyvus jaunuolis ir sukūriau savo kūrybinę grupę, kuri vadinosi Ramunės žiedas. Mes organizuodavome renginius nuo pat muzikos iki galima sakyti renginio pabaigos, iki nakvynės. Tai, sakykime, tikslas buvo suorganizuoti ir atsakyti už viską, tiek muziką, tiek vaišes, tiek miegą ir taip toliau. Ir nuo 2007-2008 metų ta veikla tęsiasi iki 2009 metų. Dabar ši veikla laikinai nevyksta, nes grupės nariai yra įsiskirstę ir kažkodėl dirba užsienyje, kai Lietuvoje yra tiek gerų galimybių uždirbti. Then in school I started my own band of musicians, and I had even this band was called Ramunės žiedas, it's Ramunės ring, and we had some people participating in this band. We organized different events, and I was happy because I could organize everything from the first steps till the end, from the organizing all the programs, for preparing the place and everything. It was very nice. It began in 2006 or 2007, and it was alive till 2010. Now it's not, this band is not working because the members of the band currently is in other European countries working there. And I do not understand why they do that, because in Lithuania there is so many wonderful jobs that you could do. Besimokydamas vidurinėje, įstojau ir į Aukuro klubo organizuojamą Kurtuvos žaliąją mokyklą ir atlikau diplominį darbą apie kaimų istoriją. Keliavau po kaimus ir surinkinėjau kaimų istoriją. Po tam tikro atlikto diplominio darbo gavau diplomą, o čia lygiai taip pat duosiu pasižiūrėti. Ir mane žavėjo gamta, kūryba, kažkas tokio, ko galbūt kiti nemato gyvenime arba tiesiog nenori pamatyti. Ir aš stengiausi visada sukurti kažką gražaus, nes atradau savo pašaukimą, kad aš esu čia dėl žmonių, kad jiems suteikčiau laimę, kad suteikčiau galimybę nusišypsoti ir pamatyti tai, o galbūt jo niekada nepastebi.
When I finished school, I started studying in one organization, Aukuras, which is a very big organization in Lithuania for ethnocultural studies, and I did a diploma about the history of small villages. To prepare this diploma, I went from village to village, collecting their history, their stories, and I was really happy that I could do something for the others. That was the thing that drove me on, that I could help someone, and that is the point of my life, to be there for others. 2009 metais buvo išleistas poezijos rinkinys Gyvenimas gamta Lietuva ir pradėtas autorinių vakarų turas per Lietuvą, pristatant kartu su legendinio grupės apie legendinį vairą knygos autoriais ir daugelį kitų. Šią kompaktinę plokštelę galima įsigyti tik iš autoriaus, jos nėra kažkur tai kitoje vietoje, tik tai renginių metu ir tik tai tada, kai yra rengiamas vakaras. In 2010 there was released this album, which is called Life, Nature, Lithuania, and in this album, this is the album of poetry. And you cannot buy it anywhere, you can only buy it from the author of this album. Kas nutiko toliau? Toliau nutiko tai, kad aš įstojau į Šiaulių valstybinės kolegijos sveikatos fakultetą, masažuotojo specialybę, nes labai patiko dirbti su žmonėmis, bendrauti ir atlikti kažką tokio kūrybiško. O masažas tai vis dėlto yra kaip menas, kaip kūryba ir tuo pačiu sveikata. Ir aš nusprendžiau baigti studijas ir baigiau su diplomu. Aišku, visi pripratę mes girdėti, kad kolegijai reikia ruošti gerą darbuotoją. Kaip tik kolegija tikrai tą gerai ir darė, ruošia gerus specialistus, o mūsų jau po to pačių pasirinkimas, ar mums dirbti už tam tikrą atlyginimą, ar kurti savo verslą. After that I started thinking, what's next? What next should I do? And I entered into the college of Šiauliai, into the massaging specialty. This was my choice because I liked working with people, and I also liked art, and I think that massage is kind of an art, because you can use your moves to make something. And I decided that I wanted to finish it, and I did. I had a diploma in massaging, and then I thought, do I want to work with my diploma for somebody else, or do I want to have my own business in this field? Tuo pačiu metu, besimokydamas kolegijoje, aš srėdamas į gyvenimą truputėlį kitaip, įkūriau savo uždarą akcinę bendrovę UAB Ramūno Mendelio sveikatos klinika, kuri yra išlikusi iki šių dienų. Tik jos veikla sustabdyta, nes 2010 metais mane darbo metu ištiko insultas. At the same time, I started my own business, and I started my own company, which is alive today, but the work in the company is currently stopped, because at 2010, during my work, I had an insult, stroke. Tačiau aš nepasidaviau ir reabilitacijos metu ir po reabilitacijos toliau užsiėmiau veiklą, tik jau dabar su individualios veiklos pažymėjimu toliau dirbu
žmonėms ir dėl jų sveikatos. Organizuoju įvairias paskatas apie žmonių sveikatą. Ir mano tikslas yra padėti žmonėm, o jų apsisprendimas klausti manęs patarimų ar ne. But I didn't give up. Then I thought what I can do next, and I changed my type of business. But I stayed in this massaging field, and I started organizing an events, conferences about health, about cardiology. Šiuo metu ir reabilitacijos metu, kai aš buvau sveikatinamas, sakykime, atsirado labai geras dalykas, kaip aš sakau, sukūrėme ūkį. Atsirado Kosto, Ramūno ir Almidos Mendelių ūkis. As well, I started another business, which was in farming, something like farming it is, and this business was started by only Mendels, by him and his family. Mūsų ūkis ruošia pirties vantas. Kas tai yra? Pirties vantas tai produktas skirtas naudoti pirtyje. Mes šiuo metu prekiaujame savo gaminiais Lietuvoje ir Didžiojoje Britanijoje. Ieškome užsienio partnerių, tuo pačiu norėdami išplatinti idėją apie pirtį, nes daugelis Europos šalių dar nežino, kas tai yra pirtis. Our farm concentrates his work on sauna, and prepares those, you know, In a bus, you know. from it's made from birch tree. You use it in the In a bath. bathhouse to make, how to say, your skin release all negative things. So we are doing that, and we sell our stuff in Lithuania and also in Great Britain, and we are searching for different partners in different countries, so our business could evolve. O pabaigai padeklamuosiu vieną lyrinę prozą iš savo kompaktinės plokštelės, kuri, manau, jūs turėtų sustiprinti ir įkvėpti gyventi optimistiškai ir nematyti tai, kas vyksta aplink blogo, ir matyti savo akimis visuomet tik gėrį. And for the last thing that I would want to do is to say a poem, which I think would inspire you, give you strength, and I will tell, but I don't know if I can translate it because it's a poem. Mane dažnai klausia, kas mane įkvėpia kūrybai, kodėl aš turiu tiek energijos, kodėl aš darau tai, ko nedaro kiti. Aš atsakau į šį klausimą. Mane Dievas pakvietė ne tam į šį pasaulį, kad aš eičiau ir dejuočiau visiems, kaip man blogai. Jis mane pakvietė čia daryti gerus darbus, jis mato mane ir aš tai darau su didžiulė laime. Many people ask me why I am so positive, why I have so many strength, and why I do not say that I have a lot of problems, I have health problems and so on. And the answer is that God brought me to this world to be positive, to see the goodness in people, and to see everything in good, not in bad. And I cannot just say how miserable I am, because I'm not. Prieš lyrinę prozą norėčiau paprašyti visų šalia esančių save žmonių, paspauskit vienas kitam ranką, palinkėkit sveikatos ir nusišypsokit. Before telling the poem, I would ask you each other to turn into one another
to shake hands and to say and to wish something good for each other. Do that. Oh, and smile as well. Gerai, o dabar prasiblaškime, kad nenusiblaščiau. Gerai, o dabar lyrinė proza, ruduo. Ruduo. Vėjas drasko medžio lapus, laužo jų rankas, bloškia ant žemės kieto asfalto. Keliu eina žmogus, lazda baksnodamas pilką dangą. Nuo medžio ant manęs krinta ašaras. Ir jiems sunku. Einu tolyn. Kur? Nežinau nei pats. O tas kelias toks ilgas ir toks sunkus. Tai mano gyvenimo kelias. It's really great. Verčiam. Yeah, it's difficult to translate poem, you know, but About actually, autumn. yes, it's about autumn. It's about a man who's walking his way. He's looking at the trees and he's thinking that it's it's also difficult for trees, but still the man is going. Down the road, Yes. down the street. Staiga duobė. Aš užkliūnu su klumpu, atsisėdau ant pavargusio ir numirusio medžio liemens, pagalvoju, ir man tai bus. Šalia gurgeno šaltinius girdžiu, einu į tą pusę, lenkiuosi, sauja keli prie burnos, atsigeriu, sustiprėju ir vėl einu tolyn. Sutinku panelę Viltę, ji man sako, žmogau, nenusivilki, lapais nuklosiu takusiu laimę, daunuosi tau džiaugsmo sparnu ir patapšnoju per petį. So I'm walking down the street and I find the spring which I drink from, and then I meet the Lady Hope, and the Hope tells me that I shouldn't be sad because the Hope is here, and the Hope will make the way for him to go further. Vėl ėjau, vėl klupau, po kojomis šnarėjo lapai, bet tai tik menknikis. Aukštai toks šydras dangus, tave lydi saulė, pakėliau akis, bet ji per meiliai pažiūrėjo į mane. Dar žengiau keli žingsnius ir supratau atsidūręs šviesoje. Prisiglėčiau prie daug regėlius ir patyrusio ošiančio draugo. Ir jis mano laimė, mokė išminties. Kaip gera, kad tu gali eiti, štai ir mane aplankei. My walk was difficult. I had ups and downs, but I didn't give up, and I went further. When I met my friend who gave me strength, and I didn't stop to rest at all. Aš daug metų čia stoviu, daug žinau ir tau pasakysiu, gyventi nuostabu. Eik, džiaukis, kiekviena akimirka. Ir aš einu, džiaugiuosi ir liūdžiu, liūdžiu ir džiaugiuosi, bet visada kartoju. Ačiū Dievui, aš turiu daug noro, vadinasi, nugalėsiu. This friend also told me that there is a beautiful life. This friend is standing in this world for a long time and he sees everything, and he tells that the life is really wonderful and good and I shouldn't give up. So I know that I am going further, and I do that, and I never give up, and I find the strength in everything that I do. O pabaigai norėčiau padėkoti, kad skiriate savo laiko ir kantriai klausėtės. Labai ačiū. Geros nuotaikos ir sveikatos visiems. Finally, I would like to thank you all for listening to me, for giving your time to me, and I wish you very good health in life and belief. Thank you.